Jau kebra, naujas video YouTube'ai, kovo 8 diena, dar kartą džiuginsim mergaitės ir šiandien darysim jau už užduotis, nedalinsim už nieką. Šitie meškučiai keliaus už užduotis ir pasižiūrėkit kaip seksis. Žiūrėk meškiuką, žiūrėk, tu gali laimėti šitą mažą meškiuką. Ką tu reikia padaryti, pabandyti mane pakelti viršų. Pabandyti? Jo, gali va taip kaip nors, taip paimti pakelti. Kaip aš pakelsiu? Aš biškai per... nepakelsiu. Sakai, gali pabandyti. Vieną išbandymą duosi meškiuką, jeigu pabandysi. Tiesiog į viršų, kiek išeina iš savų. Ok, žiūrėk, mums tinka, kurios spalvos nori. Mėlynas. Mėlyną nori? Gerai. Tai va, tau kovo 8, Ačiū. gražios tau dienos ir čiau. Iki. Tai ką, hebra, antra užduotis bus tokia. Paimsim raištį, ieškosim dviejų draugių, užrišim ant akių ir kita padės kuruoti, kaip rasti meškiuką. Meškiuką padėsim ant žemės ir pažiūrėsim, ar pavyks rasti. Let's go. Ta prasme, ar nėra draugių, kurios išėjo tiesiog dviese, kuriuom virš 18, ne mažiau 18, kaip turbūt pirmas mūsų nufilmavimas, bet kurios išėjo tiesiog pasivaikščioti po kaziuko mugę. Ta prasme, mes nerandam žmonių, čia tiek žmonių, kad eina praeit, bet mes nerandam prie ko prieit kol kas, bet tikiuosi, kad toliau gausis geriau kebra. Tai važiuojam. Nu ką, hebrytė, biškį pailsėjom. Saulė nusileido, bet ką darysi, keliavom toliau, biškį nesigavo, nes trūko žmonių, realiai žmonių buvo per daug, bet buvo daug šeimų, daug kaziukų, nes vyksta kaziuko mugė, tai nepavyko nufilmuoti kaip planavom, tai biškį pailsėjom, pasiturbinom ir grįžtam toliau. Dabar atėjom prie Balto tilto, bandysim toliau meškiukus dalinti. Esmė bus tokia, kad surasim dvi panas, vienai užrišim akis, surasim dvi panas, užrišim vienai akis, o kita turės surasti meškiuką, padėti surasti tai pirmai meškiuką. Tai žiūrim kaip gausis, let's go. Labukas, galiu sutrakdyti biškį? Nori gal laimėti meškiuką? Turi paskambinti mamai ant garsiakalbio ir pasakyti, kad ją labai myli ir pasveikins kovo 8. Ir gausi meškiuką už tai. Arba mamai, arba močiutei. Turiu močiutį. Neturi močiutės, okei. Mama tai iškeliavo. Ai, supratau, nuplemba, labai gaila. Bet aš tau tada vis tiek padovanosiu meškiuką už tai. Ačiū labai. Jo, ir žiūrėk, ką dar reikės padaryti, tau reikės dar pasirašyti man savo vardą. Ant maikės. Puikiai. Linksmos kovo 8 tau. Ačiū, ačiū. Sa, čiau, iki. Kuris su užrištom akim? Tai aš. Tai žiūrėk, užriškė akis. Kokie vardai jūsų? Kamilė. Kamilė ir tu? Radvilė. Radvilė, okei. Gerai, Kamilė nieko nemato. Kam? 1, 2, 3 ir gerai. Tu? Opa. Turim, viskas. Dabar aš ieškom antro. Turim abu meškiukus, tai va, surado. Viskas. Ačiū Jums, kad sudalyvavot. Ačiū Jums. Su kovo 8. Ačiū. Smagaus vakarą. Jo, šitą mum, meškiukai Jums. Viskas. Iki. Sveikos panas, ar norit labai lengvai gauti meškiuką? Yra dvi užduotėlės. Viena yra mažesnis meškiukas, kurį tiesiog metu į orą ir jeigu pagaunat, čia jūsų meškiukas. Didesnis meškiukas yra už bučkį žandą. Kurį renkatės? Pagauti orą. Pagauti orą? Tai dabar jūs abi dalyvavot. Aš metu į orą ir jums reikia pagauti. Galite pasidėti tą kavą, bus paprasčiau. Dabar aš mesiu į orą ir jūs gaudat. Opa, turim. Dabar ar norim laimėti didesnį meškiuką? Už draugišką bučkį žandą. Su kovo 8 tau. Ačiū. Sveikinimai, gražaus vakaro. Jums ir. Vse, panas. Netrukdau daugiau. Iki, čiau. Ačiū. Labai simpul užduotis. Pasirašyti ant maikės ir nuimti. Davai, Kamilė, aš už tavo padarysiu. Let's go. Duodu. Sakykit, aš Kamilį padarysiu. Laimėsi draugį meškiuką. Laimėsi meškiuką. Turim, vse. Kieno gimtainis? Kamilė. Kamilė, sveikinimai tau su gimtainiu. Ačiū. Ciao, panas, ciao. Gražios kovo 8. Renkam vardus, pasirašysit ant maikės. Let's go. Opa, turim. Ačiū, gražios kovo 8. Iki. Prisėdam pailsėt kavos pertraukėlės ir dabar išrinksim konkursą nugalėtoją, kaip žadėjom, kas laimėjo rūžavą meškiną. Rinksim iš Instagramo, o čipsus rinksim iš TikToko. Tai let's go. Matas, netinka, nes vyras. TikTok'e rinksim čipsus, tai važiuojam toliau. Emilija Mi. Sveikinimai tau. Tai ką, meškinas keliauja tau, dabar keliaujam į TikToką ir išrinksim iš TikToko. Čipsų nugalėtojus nusprendėm rinksim net 3 ir gausit po 2 dėžes. Tai 3 nugalėtojai turėsit susisiekti su manim. Let's go. Pirmas. Bum, kažkas. Jeigu tavo TikTokas yra kažkas 8703, susisiek, laimėjai 2 dėžės čipsų. Važiuojam toliau. Antras nugalėtojas. Smile, Smiltė.
Smilte, sveikinimai tau, 2 dėžės čipsų, susisiek su manim per TikToką ir išsiųsim. Paskutinis. Bum, Marius. Tai va, sveikinimai tau irgi, nugalėjai, laimėjai 2 dėžės čipsų, tai susisiek ir sveikinimai jums visiems. Ja, pradžiavim. Savo vardus, jo. O jie tu kaip nesirašo? Opa. Nu, rašyk. Gerai tada, ačiū labai. Iki, ar norit laimėti mešiuką už labai lengvą užduotį? Reikia paskambinti savo mamai ir pasakyti, kad labai ją myli ant garsiakalbio ir pasveikins kovo 8. Gali? Dabar. Let's go, važiuojam. Va. Mama, tave su kovo 8 Mama, su kovo 8 tave sveikinu. Ir labai mylim, labai mylim. Labai myliu. Su kovo 8 sveikinam, mylim. Ačiū, sakė viskas. Puikiai, panas, šaunuolės. Meškiukas. Kam dabar kaip tau ir tą vieną meškiuką dalinti? Žiūrėkit, darom taip. Aš mesiu meškiuką į orą ir kuri pagaus tos ir bus, gerai? Nedarykit cirko, duokit va. Gerai, nedarom cirko. Sveikinimai, kovo 8. Meškiukas. Viskas, tada ačiū labai, kad dalyvavot. Smagios kovo 8 ir iki. Čia. Dabar keliavom atiduoti šitą draugelį konkurso nugalėtojai. Draugelį, atsisveikinam šį kartą su tavim. Einam tave įteiksim laimėtojai ir žiūrėsim, kas gaunas toliau. Nu va, žiūrėk, faina. Sveikinimai tau, laimėjai. Fainai. Ačiū labai. Žiūrėk, ką tau dar reikės padaryti, tai pasirašyti ant maikas. O, su mielu noru. Va. Palauk. Laikyk. Dak. Viskas, ačiū tau tada. Grąžinam tau miego draugelį. Ir ką tada? Viskas, sėkmės. Tai ką, kebra, tuo video ir baigiam. Sekantis video vėl bus labai stiprus, tai ieškom vieno drąsaus vaikino ir vienos drąsios merginos. Kas norit, rašykit komentaruose noriu ir susitinkam po savaitės arba 2.